Tai vat, dažnai moteris iš tikrųjų turėdamos daug kompleksų bando jos paslėpti kažkaip, ar ne, arba atsikratyti jų. Pagrindinis, ko gero, vienas iš seksualumo simbolių moters yra jos krūtinė. Visi tai žino, vyrai labiausiai. Na ir nemeluokit vyrai, kad nekreipiate dėmesio būtent į tą kūno vietą. Kaip mes moteris bandome tai paslėpti, užmaskuoti, ar galbūt ir parodyti. Nešiodamas, pavyzdžiui, kažkokias, reiškia, pliuzelės, maikutes, megztukus, atvirom dekolte, ne? Nepaslaptis, jog dauguma moterų ir iš tų moterų viena ir esu aš. 75% mano iškilumų sudaro liemenėlė. Visa kita tik tai krūtinė. Čia yra mūsų moteriški gudrumai. Taip, ir katinas sutinka, reikia mamai papo.